Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Paralyžiuota ranka. Išgirdęs, kaip Dievo vyras pasmerkė Betelio aukurą, karalius Jeroboamas ištiesė ranką nuo aukuro, tardamas: suimkite jį, bet ištiesta į Dievo vyrą ranka sustingo ir Jeroboamas nebegalėjo jos sulenkti. 1 Karalių 13 skyrius 4 eilutė. Jeroboamas buvo pilnas nepaklusnumo Dievui dvasios ir tikėjusi pamokyti tą, kuris perdavė žinią. Užpykęs jis ištiesė savo ranką, įsakydamas jį suimti. Šis veržlus poelgis sulaukė greito atsakymo. Ranka, ištiesta prieš viešpaties pasiuntinį, staiga tapo bejėgė, padžiūvusi ir nepaklusni. Apimtas siaubo, karalius maldavo pranašo, kad šis melstųsi dėl jo. Prašau maldauti viešpaties, savo Dievo malonės, tarė karalius Dievo vyrui, ir melstis už mane, kad ranka būtų sugrąžinta. 1 Karalių 13 skyrių 6 eilutė. Niekais nuėjo Jeroboamo pastangos didingai pašventinti keistą aukurą pagarba, kuri būtų paskatinusi paniekinti viešpaties garbinimą Jeruzalėje. Pranašo žinia turėjo paskatinti karalių atgailauti ir išsižadėti savo piktų ketinimų, kurie kreipė žmonių širdis nuo tikrojo Dievo garbinimo. Tačiau jis užkietino savo širdį ir pasiryžo eiti savo pasirinktų keliu. Viešpats nori išgelbėti, o ne naikinti. Jam patinka išgelbėti nusidėjėlį. Vyk pas tremtinius, pas savo tautiečius, kalbėk jiems ir sakyk: taip kalba viešpats Dievas, nepaisydamas, ar jie klausysis, ar atsisakys klausytis. Ezekielio 3 skyrius 11 eilutė. Perspėdamas ir maldaudamas, jis kviečia paklydėlius palikti blogį, grįžti pas jį ir gyventi. Savo išrinktiesiems jis suteikė šventosios drąsos, kad klausantieji prisipildytų baimės ir atgailautų. Kaip tvirtai Dievo žmogus sudraudė karalių. Šis tvirtumas buvo būtinas, nes kitaip vyraujantis blogis nebūtų sudrausmintas. Viešpats savo tarnui davė drąsos, kad klausantieji ilgai prisimintų šį įvykį. Viešpaties pasiuntiniai niekada neturėtų bijoti žmogaus veido, bet nepajudinamai stovėti už teisybę. Tol, kol jie pasitikė Dievu, jiems nėra ko bijoti, nes tas, kuris duoda jiems pavedimą, taip pat suteikia užtikrinimą, kad juos išsaugos. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.